Sveiki garažo serialo žiūrėtojai. Va šiandien šeštadienis ir atvažiavom į garažą dirbti. Tai dabar jau kokią pusę pirmos jau. O nieko nepasidarėm. Nepasidarėm todėl, kad vakar sugalvojom persistatyti šildytuvą į kitą vietą ir pasijungti radiatorių. Tai turėjom tokį skardinį radiatorių. Nu tokį va. Pasijungiam, šiandien atvažiavom, paveikė pečius ir meta iškart erorą. Tai tiesiog neprapučia, tai tokie radiatoriai, ko gero, tikrai netinka. Reikėtų kažkokio kitokio radiatoriaus. Tai paskui bandėm jau iš tų nupjaustytų vamzdžių pasijungti šildytuvą atgal, bet jau kai sujungi, tiesiog eina dūmai kiaurai, nieks neužsisandarina, žodžiu. Tai teko važiuoti, pirkti naują va tokią va vamzdį tokį naują. Tai prie to pačio pirkom ir naują šildytuvą atsarginį, nes jau galvojom, jeigu dabar grįžus neveiks, tai nieko gero. Tai dabar bandom biškį sušilt ir bandysim tęsti darbus. Tai reikia tas putas va dabaigti purkštis, kai atšilt putos. Ir galvoti apie lubų montavimą, toliau susisukt plokštės. Tai va dar šiam plokščiui reikėjo atsivežti. Labai nesėkmingas rytas kažkoks. Nieks nesigauna, ką bandai daryti. Žodžiu, reiks nusimtą polistirolą, dasipurkštėm putas. Tai greičiausiai taip ir darysim, tas polistirolas taip ir liks čia po to. Nieko čia į vidų greičiausiai nedėliosim. Užteks jau kaip yra turbūt. Tai žodžiu, šildomės ir bandysim eiti dirbti. Va, po truputį šyla, bet dar nėra šilta. Tai viskas veikia kol kas, senas veikia pečius, ko puikiausiai, tai naujo kol kas nereikia. Bet įtariu, kažkada tikrai nustos veikti, nes ten viduj suodžiu, tai oho, kai vamzdį nuėmėm vakar. Tai dabar įdėjom ventiliacijas, čia vieną ir ten vieną. Tai užsitaisinėjom viršūnės visas. Ir eisim turbūt prie plokščių sukimo. Iš turbūt pats įdomiausias darbas, turbūt jau tos plokštės prisukti. Tai va, neinasi šiandien darbas, visiškai neinasi.
Sukam lubas pagaliau. Jau iškart smagiau. Ir šilta jau pakankamai čia. Dar tos ventiliacijos susikimušo. Tai iškart pasidarė šilčiau. Tai polistirolą dedam tiesiog šitaip. Jau kaip bus, tai bus. Bet vis tiek turėtų būti neblogai. Jau dabar iš tikrųjų jaučiasi stovint va. Čia jau kur prisuktau tam kampe visai kitaip negu prieš tai. Šildytuvas ant 3 padėties. Iš viso yra 6. Pradžiai ten 6 kūrenom. Dabar jau sumažinom, nes jau pakankamai šilta. Tai jis vis tiek čia šitoje vietoje jisai nebus dabar laikinai, nes prieš tai čia radiatorius kabėjo. Tai teko patraukti į apačią, nes šitas tik 1,5 metro. Žodžiu, dabar eisim dar dasidėliojam putą ir toliau suvom plokštės. Tai nežinau, čia šiandien pabaigsim, nepabaigsim. Teks rytoj atvažiuoju dar baigti. Tai va, toliau turbūt statau tą timelapsą ir darom. Šiandien darbus baigsim jau. Tai nedaug čia liko tų lubų užsiūt. Čia va, juosta tokia siaura. Nu ir čia dar va eilė. Ir ta juosta. Tai darosi jauku čia. Šilta, smagu. Ir tamsu. Tai va, bet kuriuo atveju bent jau lubas tikrai norėsis dažyti. Kad kažkiek tos šviesos būtų. Na, grindis. Galvojom pradžioj grindis dažyti, pilti išlyginamai ir dažyti. Bet paskui persigalvojom, tai nusprendėm, kad klijuosim plyteles. Bus ir nebrangu. Ir pašluot gerai. Manau, sprendimas bus būtent toks. Tai va, šiandien baigiam darbus ir susitiksim turbūt kitą dieną. Labas rytas. Tai va, šiandien antradienis. Netyčia gavosi išeiginę, į darbą nereikia. Reikia važiuoti į garažą darbuotis. Tai vakar buvo lijundra, tiksliau ir dabar dar lyja. Mašina visa apšalus, apledėjus, lauke slidu. Įdomu, kaip čia reikės davažiuoti. Gal net iš namų neišvažiuosiu. Beje, dabar yra 5:30 ryto. Sakiau, reikia išvažiuoti anksčiau negu išvažiuoja visi gatves. Nes jeigu ir keliuose ta pati situacija kaip čia, nors manau taip neturėtų būti, bet bent jau kur aš gyvenu, tai čia retai kada kas nors barsto arba iš vis nebarsto. Tai va, einu pusryčiaut ir paskui bandysiu važiuoti. Kol mašiną nusigramdžiau, jau taip atsargiai jau paslydau, kritau ir su petim tiesiai į mašinos kablį. Tai gerai, kad nesu galva. Įsilijo, tai dar smarkiau. Kelionė užtruks. Nu va, pavyko
atvažiuoti. Nebuvo taip baisu iš tikrųjų, kaip tikėjausi. Didesnė gal problema su kai kuriais vairuotojais, kurie nenusigramdo langų, šoninius langus ties veidrodėliais tokį gabaliuką įsigramdo. Langą biškit prasigramdo ir pavažiuojam. Nu jo. Ir tie autostradai sulenka 50 ten. Tai va, biški, gal dar anksti, tai pabandysiu apsitvarkyti čia viską. Apsimėti daiktus. Na, paskui dviese darbosimės, tai šiandien koks planas. Dasibaigti čia užsuktas lubas, nedaug liko. Ten gal porą gabaliukų dasibaigti. Va, užsikūriau šildytuvą. Ir reikės eiti duobėj, išsisiurbt grindis viską. Nusigruntuosim su giluminiu gruntu nuo dulkių ir turbūt bandysim jau pradėti krausti daiktus. Tai, aišku, turbūt kraustimasi nefilmuosiu, čia nėra labai įdomu. Na, paskui kas lieka mums, kol šalta, tai grindų gal dar nedėsim nieko, bet va, lubas išsidažyti būtų smagu. Čia per kamerą atrodo, kad lubos baisiai žemas, iš tikrųjų nėra tokios žemos, eina šlaitu. Ir, ką čia norėjau sakyti, elektros visokie darbeliai prasidės, apšvietimas. Tai apšvietimas, sakiau, darysiu ledinės juostas, tiesiog su profiliais. Turiu daug tų juostų iš tikrųjų, tai reikia realizuoti jas. Na ir toliau judam į priekį. Arba gal kol kas nieko čia netvarkau, leisiu pašilt garažą, paskui bus smagiau. Atvažiavom jau į garažą, tiksliau grįžom į garažą. Buvau palikęs šildytuvą ant pirmos padėties, tai visai neblogai. Nėra labai šilta, bet nėra ir šalta. Tai dabar biškį padidinsim ir eisim suktis lubas. Tai turbūt timelapsą vėl pastatysiu. O taip va. Nereikia į kišenę dėti varžtų. Paskui kojos subražytas būna kaip pas mane. Aš įpratęs į kišenę dėti. Štai. Tada. Lubos baigtos. Čia užsukom, tai liks dabar apdailiniai visokie kampai. Čia irgi į vidų kažkokį kamputį dėsim. Neliks ten tikrai tarpelių jokių. Tai va, išsisiurbėm, apsitvarkėm, apsišlavėm. Iškart jaukiau pasidarė. Tai dabar keliausim į duobę. Ten reikia susikrauti šiukšlės, visokias plytgalius.
plytelių ten buvo ir išsitraukti čia į viršų, ir po biškį pradėti ir vežioti šiukšlytės. Šiandien turbūt, nežinau, nepasikraustysim turbūt, bent jau pasiruošim tam reikalui. Tai ką, eisim valytis apačią. Nu, apsitvarkėm duobę, dar įsivežėm truputį šiukšlių, dar nemažai liko. Tai ką dabar prasisirbėm ir gruntuojam. Tai tiesiog su giluminiu gruntu, kad susirištų dulkės. Vis geriau bus. Ten dar nesusitvarkėm to kampo. Ten reikės irgi išvežti stambia gabaritės atliekas. Dabar galimybės tokios nėra. Deja. Tiesiog taip. Ant batų, ant visko. Čia dažnai vaikščiojimo nebus dabėti. Tai grindų kažkokių ir nedarysim. Reikia negailėti. Susigers, kas nesusigers išdžius, pasidarys plevelę šiokia tokia. Ir bus viskas gerai. Nes čia jau tų dulkių net išsiurbti visų neįmanoma idealiai. Tai labai gera alternatyva yra geras giluminis gruntas. Galvojam dėl lubų dažymo. Viršui. Tai greičiausiai nedažysim. Visai mielai ten atrodo ta OSB plokštė. Pasižiūrėsim su apšvietimu gal biškį. Protingiau pasidaryti reikės ir turėtų užtekti tos šviesos. Na, jeigu neužteks, blogiausiu atveju visada galima nudažyti. Pradžiai reiks pabandyti taip, kaip yra. Gerai gruntuosim ir bus švaru. Всё. Pridariau balų. Ir paliksim džiūt viską. O, kaip čia. Jauku, smagu. Viršui. O šildytuvą išbandyti namie reikės. Namie labai šalta. Ir briketai kažkodėl labai brangus pasidarė. Net malkų pasipjovėm lentų. Sakiau, namo pakūrenti išvešiu. Tai šiam kartui turbūt tiek. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Paprenumeruokit, paspauskit laiką. Na ir duokit patarimų kažkokių, komentarą parašykit. Tai iki sekančio karto.